Dėmesio, išskirtinė išpažintis kakadu žiūrovams. Įspūdinga šviesiaplaukė Olele Pupytė Oksana Pikul nusprendė patobulinti savo ir taip išraiškingas formas. Taip, aš pasididinsiu krūtinę. Chirurgų invazijos iki šiol nepatyrusi, kaip pati teigia Oksana, dar visai neseniai buvo sukėlusi visuomenės diskusijas, ar prie dailios ir toli gražu nemažos merginos krūtinės piršto neprikišo koks daktariūkštis. Pasirodo, neprikišo. Bet tuoj prikiš. Tiesiog turi darytis taip, kaip tau yra gerai ir malonu, o ne žiūrėti, vienas vieną pasakė, darysiu, kitą pasakė, kitas, ne, nesidarysiu. Ne, čia yra tavo asmeninis reikalas, tavo apsisprendimas, tu žmogus pats su savim gyveni, galų gale pats save tobulini, pats save kuri. Pasiryžo žaliaakė gražuolė po skalpeliu gultis, tačiau tuo jos drąsa neapsiriboja. Mergina prasitarė, jog visas kruvinas procesas bus filmuojamas, siekiant Lietuvos moterims parodyti tikrai kelią tobulos krūtinės link. Iš tikrųjų, nusprendėm parodyti filmuką ir o tai bus pirmasis Lietuvoje toks filmukas, kur viską rodysime nuo pradžios iki galo. Kaip žmogus jaučiasi, ar jam blogai, ar paskauda, ar pamaudžia, ar dar kažkas. Rodysime visas akimirkas. Na, iš tiesų nerodysime tai, ko nereikia, bet parodysime, kad žmogus matytų ir žinotų, kas tai yra. Kam, brangioji, tau to reikia? Ir taip seilė varva žiūrint. Tobuliname save moteris tik tai dėl savęs pačios, dėl ko mes dailinamės nagus, dėl ko mes dažomės plaukus, dėl ko mes einame į soliariumą. Dėl ko? Dėl kaimyno ar dėl vyro? Ne, dėl pačios savęs. Gerai, apsisprendai, tai apsisprendai. O ką neseniai paviešintasis mylimasis Simas Jasaitis apie tai mano, a? Nešneku apie širdies draugus. Sekantis klausimas. Oksana, pabūkim atviresni. Ar teko kada čiupinėti plasmasinius papukus? Nebijai, kad bus nemalonu tave liesti? Tiek darbų, tiek pojūčio lietimo buvo iš tiesų labai skirtingų. Tai negali vertinti. Tiesiog čia jau tavo asmeninis reikalas, ką tu pasirinksi ir kokią turėsi ją, kaip tu ją liesi ir kokį jausmą turės tavo artimas žmogus, nes iš tiesų būna darbų tokių idealių, jog vyrai net nesuvokia, kad tai yra netikra krūtinė. Kas per daug, tas nesveika. Ar nebus taip, kad persistengsi? Po to teks pristatinėti tave lietuviškąją Pamela Anderson? Darydama operaciją tu gali pasirinkti, ar tavo krūtinė atrodys natūraliai, ar jinai atrodys pernelyg nenatūraliai. It traškutis iš kakavos plaukusi Oksanytė mažai kuo nustebinti begali. Visa Lietuva jau matė ir vienas, ir kitas įspūdingos šviesiaplaukės grožybės, tai šlapiais marškinėliais apsitempusi prieš kameras laksto, tai jaunystės fotosesijos ima mirgėti žiniasklaidoje, kur Oksana visų gražumu kaip dievulis sutvėrė. Smagu pažiūrėti, nieko nepasakysi. Gerai, operuotis, tai jau operuotis. Bet po to visą apatinį trikotažą juk teks keisti. Iš tiesų, pasitobulinus krūtinę, kiek man teko matyti draugės, nors jos ir dėvi kažkodėl tą viršutinėje dalį, bet aš manau, aš rūpinsiuosi tik tai apatinėje savo dalimi, kelnaitėmis, nes aš jaučiu, kad nelabai man reikės to viršaus pasitobulinus, nes krūtinė ir taip tobulai atrodo. Kam ją dar prilaikyti tom petnešėlėm? Olele Pupytė, šypsomės mes kaip lėlytės ir viliojam jos visus, ateikit. Oksana pirmoji Lietuvoje atrado savyje drąsos filmuoti visą nelengvą krūtinės tobulinimo kelią, kurio skaniausius kąsnelius išskirtinėmis teisėmis jums parodys kakadu. Kągi, laikom kumščius. Tebūna švelnus tau skalpelio pjūvis.